Esu Gabrielė Užkurytė iš Jonavos. Man yra 18 metų ir į projektą ateinu pažaisti. Man tai atrodo labai smagus žaidimas šis projektas, dėl to aš ir dalyvauju. Man patinka konkurencija, aš jos pasiilgau. Hell yeah, give it to me, this is heaven, what I truly want. Na, judėti į priekį mane verčia ir tam tikros gyvenimiškos patirtis ir ne visada jos būna labai malonios. Viena iš tokių buvo mano tam tikra liga idiopatinė skoliozė, po kurios stuburas krypsta ne ta linkme, kuria jis turėtų būti. Turėjau sunkią operaciją, po kurios vos galėjau pakelti koją. Tai buvo sunkus laikotarpis, bet žinau, ką norėsiu daryti, ko siekiu, tad nebijau šiek tiek rizikuoti. Ir manau, kad dabar galiu drąsiai sakyti, jog turbūt galiu viską jau dabar. Nepaslaptis, kad aš ir dirbu prie to, kad žmonės turėtų, tie, kurie dalyvauja projekte, dėl ko paprakaituoti. Wow. Labai karšta. Ponios ir ponai, pasitikite, čia ant scenos su jumis kartu Senjasa. Mergaitė. Ladies. Hey. Va. Žvaigždiškas įvaizdis. Žiauriai. Martynas net prisimerkė. Senelė, ar jums patinka? Aš vat ir pradžioje žiūrėjau tą video, kur žinai, niekada gyvenime nešnekėk apie ką tau skauda. Žmonės patys ateina į koncertus tam, kad pailsėti jiems neįdomu, kas ką skauda. Jie ateina pailsėti, jie nori matyti va tokią tave. Klausyk, mes linkime dabar Egidijui Dragūnui gerai pailsėti, nes ant scenos startuoja Senjasa. Let's go! We we don't care about public, yeah. Tonight I see some super crazy souls back to up from being strippers to a super singers. I don't know the way we do it, but we do it to me though. And I always saw my girlfriends on NBA TV show. Now I got my own money, I don't need nobody else. But in this world to kick ass, I think I gonna need some help. Let me remind you, we got a good picture beyond us. You gotta tell me what we're tryna do. I've been junkie. I get full and the liquor get into me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers out for the baby? I want you, nah. Why can't I keep my fingers out for the baby? I want you, nah. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen, say how the hell did this happen? No, baby. Drunk in love, we be all night, we be all night, we be all night, and everything go right. No complaints for my body, so fluorescent on the B-sides. Boy, I'm drunk, yeah. Walking in my last in me living. I'm real bit on the road, rubbing. If you skate, call the ribbon. Boy, I'm drunk, yeah. Get my brain right. Gangsta wipe through sheeties with it out like wash sexy with it out. Boy, I'm drunk and away I'm fire. I'm in this pill of liquor, all of my tire. I've been drunk, what a million. I want you body right, yeah, daddy. I want you, nah. Can't keep your eyes on my pretty daddy. I want you. We be on
aš tau galiu pasakyti, aš dabar žiūriu į tave ir aš suprantu vieną paprastą dalyką. Tu žiauriai gerai atrodai. Žiauriai gerai atrodai. Ačiū. Ir tau reikėjo ne prie Egidijaus eiti, prie manęs dabar reikėjo eiti. Čia jisai tik tai dabar sėdi visas, matai, va, šypsosi laimingas. Aš tau taip pasakysiu. Trumpai ir aiškiai, tu dainuoji blogiau negu atrodai. Ok. Ir tai buvo Martynas Tyla, visgi profas, reikia prisiklausyti, tegu šneka. Vidai, ko kaktas surai? Negali nieko. Gerai, Egi, pailsėjai. Jo, o pas mane matai, pas mane yra tokia vizija, tokia ne euro, bet ta ateities vizija. Aš visada galvoju, kad ateis tokia ateitis ir miegamajam tu turi spintutę, kur nusiperki robotą. Ir ryte atsidaro spintutė, išeina robotas ir jisai dainuoja. Vat aš tokį robotą nusipirkčiau. Ačiū, tai buvo visi komisijos komentarai. Vidai, nori pasakyti? Nu, aš toks pasimetęs iš tikrųjų, nes aš bandžiau viso pasirodymo metu suprasti, kas tai yra. Ar tai yra striptizo šokėja, kurie atėjo į karaoke koncertą, ar tai yra finalo ketvirtas, ar tai yra gerai, ar tai blogai. Ir... Vidai, tau tai nėra panašu į finalo ketvirto sosto įpėdinę? Nu, nežinai, aš kad ir kiek šitam finalo ketvirtę lipčiau savo pastabom ant Kotrynos, bet aš norėčiau, aš iškart įsivaizduoju, kaip jinai sudainuotų šitą dainą ir vat man atrodo, ten yra finalo ketvirto vertas žmogus. O čia, nežinau. Viskas. Ok, ačiū labai, ačiū teisėjams. Aš Jūs, trumpai, prašom, aš vis dėlto paraginčiau balsuoti taip, nes bendrai, vat paklausykit, žmonės ploja. Aiškis gerai. Paklausykit, ką sako žmonės. Tikrai neblogai. Bendrai viskas atrodo gerai, labai gerai. Jūs pasitarkite teisėjai. Rolandai, aš jūs palieku dviese. Ačiū tau labai. Pasisekė, pagaliau galėsim pabūti dviese. Klausykit, bet šiuo atveju aš dabar kviečiu mūsų teisėjus balsuoti. Taip arba ne. Nuo jūsų priklauso tik tai, ar jūs suteiksite mūsų dalyviai. Suteiksite tą šansą iškviesti į kovą vieną iš soste ramiai besėdinčių savo dalyvių. Ir aš manau, kad jinai yra pasiruošus šitam iššūkiui. Žinai, iš principo aš duočiau ne, bet kadangi čia yra toks projektas, tai aš linkiu visiems šitiem žmonėm dabar užsivesti savo variklius ir ją suvaryti. Ir aš tik dėl to duosiu taip. Ok. Bring it on, sako jie. Aš priminsiu mūsų žiūrovams, kad reikia surinkti 3 taip. Tai yra, turi užsidegti 3 mėlyni žiedai tam, kad būtų metamas iššūkis ir drebėtų viena iš sosto kėdžių. Ar mes turim jūsų balsus jau? Labai gerai. Žiūrim. Na ką? Ready? Tikrai taip. Tikrai taip. Tvarkojam. Gerai, o beje, ką reiškia tavo slapyvardis? Mano pseudonimas reiškia gyvenimą pagal aukštesnės jėgas. Na ką, brangus mūsų teisėjai, mes turim jūsų visų balsus ir aš tikiuosi, kad mes dabar juos galėsime atskleisti ir mūsų žiūrovams. Ar mes turime pirmą žiedą? Taip. Vienas žiedas susidegė mėlynai. Reikia 3 mėlynų žiedų tam, kad galėtų būti metamas iššūkis. Ar mes turime antrą mėlyną žiedą? Taip. Uždelsta. Pasiruošus sužinoti verdiktą. Kiek aš žinau, iki šiol buvo ne vienas, kuris turėjo 2 mėlynus ir paskutinį raudoną. Vienas iš jų buvo prieš tai. Ar tas pats scenarius vėl pasikartos? Ar visgi gausime 3 mėlynus žiedus? Ir dėmesio. Kas valdo kompą? Aš patoj pas jūs ateisiu, kolegos. Išsikrovė, palauk, pakrovė. Kompiuterį kalbėk, širdis nestoji man jau čia. Na?